Apie knygą per minutę. Emili Gunis, Mergina iš laiško. Drama ir detektyvas viename. Pagrindinė veikėja, miegančios močiutės rankose, randa moters parašytą laišką dar 1956-aisiais iš vienišų moterų ir vaikų namų. Atskleidžiami siaubingi įvykiai, kaip jaunos netekėjusios ir nėščios moteris turėdavo dirbti fiziškai sunkius darbus, sulaukdavo žiauriausių vienuolių bausmių, o vos gimę vaikai būdavo tiesiog iš jų atimami be jokio kontakto. Leidžiamės į dar baisesnės istorijas vykusias už uždarų Šventosios Margaritos namų durų, kurios palėtė tūkstančius moterų bei vaikų. Žurnalistė, kurią minėjau anksčiau, seka laiške minimų žmonių pėdsakais, ieško atsakymų, kur jie staiga dingo ir kas jiems nutiko. Baisiausia, jog moterų ir vaikų likimai paremti tikrais faktais, nes taip iš tikrųjų vyko Airijoje ir truputį Jungtinėje karalystėje. Tačiau knyga kausto dėmesį ir parodo, kokie gyvenimo posūkiai visgi yra neprognozuojami.